Aš žinojau, kad tu nesi tavo ego. Tu nesi tavo ego. Kas mato pro šit sakys dabar? Ar tu sąmoningai stebi pasirinkdama, ar tavo ego ant automatizacijos žiūri ir dar dalykus už tai? Tu nesi tavo ego. Ir praktika dabar. Ką reik pastebėti savi labiau giliau iš vidaus? Kas tu iš tikrųjų esi? Tu esi siela. Tu esi sąmonė. Šits fizinis kūnas ir tiesiog tavo automobilis, per katrą tu navigauni šitą fizinę realybę, katrą irgi ir šią iliuziją, ir tavo sąmonės projekcijai. Bet apie tai vėliau. Praktika. Pastebėk savi. Žiūrėk dabar. Pasiimk ranką savo ir tiesiog žiūrėkit ant savo ranką. Viskas, daugiau nereikia daryti. Žiūrėkit savo ranką, pamatyk. Pažiūrėk aplinko, konto matatina, ant pirščiukų savo, kokias tenas linijas, kas ten dar ir pabandyk pastebėti. Gerai, tu dabar matą savo ranką. Dabar pabandyk pajausti savo ranką, pajausk kontą ranką, ką pan jautas, gal kažkoks jausmas ir gal ant pirštų galiukų kažkokie tokie tingilingi, kažkokie elektros pulsą, gal kažkokie šilumą garon, kažkas ir, kažkokia emocija, ne emocija, bet jausmas, kažkoks jausmas turėtų būti ant tavo tos rankas, nes tu dabar daudi dėmesį į savo ranką. Kontų jauti, pabandyk pajausti dabar. Jauti? Gerai. Dabar stebėk ir pajausk ton, katras banda tom pajausti. Nes kontų dara tu dabar iš savo ego, tu tavo fizinis kūnas ir realiai tavo visas ego, galim sakyti, tavo visas asmenybė, katras jaut ton dalyką. Bet tu, katra esi siela, stebėk per ego. Stebėk per ego. Tu esi, įsivaizduok, čia tavo siela, tavo ego, ir tu žiūrėk iš viršaus. Pabandyk pajausti ton, kon jaut tavo ego. Keista, ne? Tas yra grįžiems į dabartį, grįžiems į šaltinį, suvokiems, kad tu nesi iš tikrųjų tu. Tu esi siela, šitą asmenybę, kas tu dabar identifikuojas, nesi tu. Nes tavo ego norės sakyti, kad aš esu Marius, aš esu Ieva, aš esu Ramunė, aš esu tas ir tas ir tas. Bet ką iš tikrųjų jis sako, kad ne, šita asmenybė yra tas žmogus, taip kaip jis atrodo, taip kaip jis kalba, kaip jis rengas, visai dalyką. Bet kas iš tikrųjų esi, tu esi siela. Tu esi sielos pavidale, tu dabar esi realiai sieloj. Tu nesi dabar šitais, tavo siela šitais, mano fiziniam kūne viduje egzistuoja. Ne, taip nėra. Tu esi sieloj, tavo visa šita fizinė realybė yra sieloj. Tu nesi tavo ego. Tu esi siela. Pastebėk tai kasdien, tapk sąmonings, pabūk čia ir dabar, grįžk į save. Žinok tai, kad tavo ego identifikuojasi kaip tu, bet iš tikro tu nesi tavo ego.